Ok, tai turbūt paklaustumėt, kur aš esu, ką aš čia darau ir kas čia per vieta. Tai aš dabar esu Vokietijai, Frankfurte. Aš atskridau vakar iš Kolumbijos čionais, iš Medellin. Ir kaip mano kelionė atrodė ir kodėl aš beveik nieko nefilmavau, tai keli birolai, dabar gal parodysiu. O tai koks tikslas mano čionais, ką aš čia darau, tipo, kodėl aš filmuoju šitą video. Esmė yra, kad aš pirksiu mašiną. Mano tikslas yra nusipirkti mašiną, ją importuoti į Lietuvą, parodyti, kaip visas tas procesas atrodo. Kokią mašiną pirksiu, parodysiu truputį video eigoj. Jo, dabar turiu 20-30 minučių tiesiog pavaikščioti po Frankfurtą, gal pafilmuoti keletą video, tiesiog iš viso šitos situacijos ir ką aš darau, tai parodyti, kaip atrodo. Bet kol kas iš tikrųjų labai nustebino mane Vokietija, nes aš atskridau, įlipau į Boltą ir mane atvežė žiauriai kietas vairuotojas. Jisai man papasakojo, kad jisai nori internetu uždirbti. Aš jam papasakojau, ką daryti reikia, kaip uždirbti internetu, tai gal žmogus pradės internetu uždirbti ir pakeis savo gyvenimą. Išlipu iš Bolto ir pro mane pravažiuoja Lambo, M5 ir Gelikas. Tai visai nebloga vieta kol kas, visai nustebino. Tai dabar įdomu pažiūrėti, kaip apskritai čia viskas atrodo. Dabar kaip visas tas principas atrodys kelionės, tai aš važiuosiu su traukiniu iki keletos mažesnių miestelių, kol nuvažiuosiu iki serviso, kuriam turiu būti. Ir servise parodysiu gal šiek tiek proceso, kaip pirkimas atrodo, visas tas mašinas ir tada aišku visą važiavimą ir kaip atrodo visa ta kelionė. Nu ką, pirkimas padarytas, dabar einu į viešbutį ir rytoj pagal idėją turėčiau užvažiuoti. Nebent Swedbankas nesugebės padaryti pervedimo per atinkamą laiką, tada turėsiu per visą savaitgalį sėdėti. Tikėkime, kad viskas ok. Šiaip mašina labai gerai, palyginus su kaina, už kurią mokėjau. Tai yra realiai 3K pigiau negu rinkos kaina. Tai visai neblogai gavosi. Tokie nuotykiai. Visai įdomu nusipirkti mašiną, visai geros emocijos. Dabar svarbiausia, kad Swedbankas nesugadintų mano nuotaikos ir nereiktų čia sėdėti papildomas 3 dienas. Ir dabar grįžęs eisiu šiek tiek padirbti ir padarysiu pagrindinius dalykus, kurias reikia. Atrašysiu klientams, nes jau kurias dienas laukia manęs. Ir pasidarysiu darbus visus. Tai pasiėmiau labai įdomų hotelį, galėsiu parodyti grįžęs. Visai iš tikrųjų laimingas esu. Visai smagu. One minute later. Tai dabar einu, truputį lyja, 30 minučių iki serviso dileršipo. Nėra taksi čia nait. Tai lyt nustojo, dabar tiesiog einu pagal šito gražių keliukų. Manau visai kiet. Labai svarbu tiesiog pasimėgauti tokiais momentais, nes ne visada pasiseks kaip noriu. Šiaip visai pasisekė. Pervedimas perėjo, kada reikėjo ir išvažiuoti galiu tiesiog per 2 dienas iš Vokietijos, kas, žiauriai gerai. Tai iš tikrųjų viskas labai pasisekė. Įskyrus, kad pradėjo pilt baisiai, bet dabar jau saulutė išlinda. Labai graži Vokietija, labai graži. Lietuva tiesiog spalvos užkeltas. Smagu pabūti čionais. Po Kolumbijos ypač, nes Kolumbijoje toksai yra atogražinis, toksai oras. Ir ten yra labai drėgna, bet labai tuo pačiu labai greit viskas išdžiūna. Ir čionais yra toksai pavasario jausmas ir tenais. Tai visada toks pat oras. Kas man visai tuo pačiu patiko, bet vėl pajausta Europos lietų. Smagu irgi. Tai va ten tas servisas, iš kurio pirksiu, Dig Automotive. Ir čionais Mersas. Visai kėdai. Tai vat, aš jau grįžau į Lietuvą, dabar jau esu savo miestelį, kuriam gyvensiu dabar kurį laiką. Ir mašina parvaryta, sutvarkyta, pagrindiniai dalykai, kurie buvo, vizualiai defektai, kurie buvo, tai jau ir parodysiu mašinas. Pagrindinis dalykas ir kainos, tai papasakosiu, bet pati mašina, štai.
Čia yra Audi S5. Ką galiu papasakoti iš apskritai išpirkimo ir kaip atrodė perkant. Tai buvo įskilęs priekinis stiklas. Buvo čionais labai didelis įskilimas šitoje vietoje. Kokių papildomų defektų buvo, kai pirkau, tai realiai jokių. Tik tais vizualių defektų tai turim ratai, originalus audinės, bet jie yra truputį apvaryti. Tai variklis šitoj mašinoj yra 3 litrų benzas. Ir yra šitoj mašinoj 205 kW. Gražus numerių remeliai. Pirkau būtent iš to, todėl ir tokie užrašai. Pagrindas, kas man patiko su ją. Nes šiaip jos komplektacija, kas yra su ją, kad yra pilna absoliučiai beveik. Nėra stoglangio ir nėra dar gal keletas dalykų, bet realiai viskas to, ko man reikėjo, buvo joje. Ir rinkos kaina, jinai buvo pigesnė 3 ar 4 tūkstančiais negu kitos panašaus tipo mašinos tenais. Tai techas buvo praeitas, dar iki dabar yra tūfas, tai viskas iš tos pusės gerai. Kokie dabar jau kai po mėnesio važiavimo, kokie yra minusai su ja? Parėjo PCV, tai yra alsuoklis, kuris valdo slėgį variklį. Tada keisiu vandens pompą, termostatą, reikės kažkada grandinės pakeisti, irgi ten neblogas darbelis bus, bet šiaip tikrai esu patenkintas. Turim visokių skirtingų pasirinkimų čionais. Čionais brolio padovanotas žaisliukas. Turim užtamsėjučius veidrodėlius. Šitie užsilenkintus veidrodėliai, kai užgesini mašiną. Bang & Olufsen. Nemorisicai. Alcantara. Čionais. Turim kėdės baltas. Bet matot visur oda, vairo oda. Visur labai gerai išlaikytas, nes vokiška mašina, tai vokiečiai labai žiūri į tos dalykus. Bet įdomu, kad man pardavė su išskeltų stiklu, tai stiklo pakeitimas kainavo 210 €. Komplektacija pati realiai yra pilna visiškai. Gal trūksta, sakau, nėra atidaromo stogo, kas neblogai, kas nesaudinės, aš šituose būtent leido vandenį, kai lyja. Tai įdomu. Kai išvažiavau iš serviso, iš karto užsidegė check engine'as. Ir išvažiavau su 0 kūro. Visiškai buvo ant to R dalies. Tai teko susitvarkyti su tuo dalyku. Pats tas važiavimas visai paprastai ir gražiai suvažiavau per kelias dienas. Nakvojau Varšuvoje vieną kartą ir realiai ties to ir užbaigiau visą tą kelionę. Realiai tiesiog pastoviai važiavau, kažkokių įdomių įvykių nebuvo. Kūro pyliau 3 kartus per visą važiavimą, tai Vokietijų 100 € ir tada kitus 2 kartus po 70 sumokėjau. Pas važiavimas, kadangi jau su mašina esu mėnesį, tai visiškai nesigaiviau. Tai yra viena geriausių daily driverių, kurių galima turėti. Nes nėra to visų ekranėlių nesąmonių. Realiai tam važiavau ir Kolumbiją, tam, kad galėčiau nusipirkti mašiną. Ir va dabar turiu. Tai visai smagu. Pasakiau savo Kolumbijos tikslus, nusipirkti mašiną po to, kai grįšiu. Ir labai įdomi kelionė, labai džiaugiuosi visais tais nuotykiais, kuriuos turėjau. Sakau, pasakot norėjau, manau, visai įdomi istorija, visai įdomus atsvažiavimas ar pirkimo procesas. Turėsiu klausimų galite prašyti, Instagramą, gal turėsiu kokį Q&A tenais įdėsiu.